Sveiki, čia Jovo Baltė, esu Mantas, Vakarų regiono pardavimų vadybininkas. Šiuo metu esame Tauragės rajone, pas Vaidą ir Artūrą Šektų ūkyje ir norėčiau pristatyti šiame ūkyje esančią techniką. Tai apie 10 metų mes kažkur tai su broliu, nuo pat gimimo jau su tėvam padėdavom ten, kai buvo gyvuliai tą, o kad grinai ant savęs apie 10 metų tuoj turbūt bus. Tai čia mes su broliu tą augalininkystės ūkį dabar turim ir čia paskutiniais 3 metais padidėjom ženkliai, o buvo labai nedaug. Tai vat, nes seneliai ten turėdavo tik, tais laikais ten 3 karves, paskui tėvai pradėjau irgi su tom karvytėm ir išdidinom nemažai. Jo, bet vat su augalininkystė tai dabar jau 10 metų kaip jau pradėjom tai, bet vat jau stipriai tai 3-4 metai. Tai buvo čia tėvų jau tas gyvulininkystės ūkis, matėm kiek ten daug darbo, bet kai tėvai jau atsisakė ūkį, tai visas tą padarėm augalininkystę iš gyvulininkystės. Ir kaip tik labai gerai tarnavom dabar tą karvyčių namas technikai sustatyti. Vieną ūkį mums perleido nuomai ir, kaip sakant, mes labai bijojom iš pradžių, bet po kol kas susitvarkom lyg su tuo dalyku. Jo, nes buvo, kaip sakant, dvigubai, ant rytojaus padaryti dvigubai, tai bijojom, kad tikrai gal nepavyks, neįveiksim to dalyką. Darbo atžvilgiu tai tikrai, kad darbo padaugėjo daug, o nežinau, vis tiek kažką reikia daryti, vietoje negalima stovėti, kaip sakant. Paslaugų šiek tiek padarom, tiem savo seniem klientam, kur darydavom prieš ūkio padidėjimą, tą labai nesistengiam, bet padedam, kiek galim. Tai kukurūzą pasiėm, javus pakuliam, tokių kukurūzą pakuliam, kiek įmanoma, aišku, po savo darbų. Visų pirma pasidarom savo, jeigu yra laika, norą, tada pagelbėjam. Šiandien pas mus kieme ūkiai yra 6 ten traktoriai. Ir mes tai jų per daug turim gal šiai dienai palei dirbamus plotus ir palei žmonių skaičių, kaip sakant. Taip pat naujausias šitas 1046 sendukas. Ir jam radom ką įdarbinti padargą kokį. Kaip sakykime, pas mus kalvotas vietas, tai tos galės nėra per daug. Visada jos, kaip sakant, geriau turėti daugiau, negu kad ieškoti jos. Pats seniausias yra šitas 2008 metų. Tėvukai palei programą buvo pirkę. Tai jisai mūsų pats pirmiausias tas traktoriukas, kaip sakant. Ir tam krašte vieni iš pirmųjų buvo. Nelabai čia jų buvo aplinkui iš tikrųjų. Mes patys dirbam, samdomų nedaug. Ir visą didžiausią darbą patys, tai todėl ir pasirinkom patikimumą, patogumą, praktiškumą. Kas juos turi, tas supranta, daug aiškinti nereikia, aš manau. Mano mėgstamiausias, su kuriuo daugiausia važiuoju iš tikrųjų, tai aš su 724 pagrinde dirbu. Mano pagrindiniai darbai yra sėjimas, purškimas, tai būtent tas traktorius tos darbus daro, tai aš su juo ir pagrinde dirbu. Su tuo naujuoju, tai iki kelio ir atgal, kai nuo tralo pavažiavau, taip tai nebuvo kada, kaip sakant, aišku, noras yra, bet laiko nėra. Tai nusprendėm, kad dangi žmonių trūksta, laukai nėra, kad labai toli, bet yra ir toliau, tai nusprendėm, kad reikia įsigyti gal vieną didelę priekabą, kuri, kaip sakant, atstotų sunkvežimį, nes kitur su sunkvežimiu neina įvažiuoti, tai pasižvalgėm, pamatėm ir nusprendėm įsigyti tą trečią Joskin priekabą, kad galima iš tolimesnių laukų ir kur neina sunkvežimiu transportuoti grūdus ir taip nusprendėm, kad ją mes norim turėti, nes visos raudonas reikia geltoną. Norėčiau pristatyti ūkyje esančią Joskin priekabą. Tai yra viena mūsų didžiausių priekabų, Joskin Transpace, kuri talpina 37 kubinius metrus. Ir norėčiau pristatyti jos komplektaciją. Tai dišlius yra hidrauliškai amortizuojamas, turi hidraulinę važiuoklę, kurios eiga yra 25 cm.
priekinė ir galinės ašys yra vairuojamos, priekinė šis yra pakeliama. Tai yra labai aktualu, kuomet priekaba yra transportuojama, tuščia transporte. Kėbulas yra dengtas hardoksu, tai atsparus trinčiai, ilgaamžis, verčiama į galą. Priekabos paaukštinimai gali būti iki metro aukščio, tuomet jūs išdidinate tūrį ir galite talpinti daug didesnį krovinį. Priekabą galim panaudoti universaliems darbams, ją galima talpinti grūdus, silosą, kalkes, akmenis ir taip pat galima transportuoti mėšlą. Patys iš senai girdėjom ir čia nutų, kad džioskins, visi čia džioskins, kaip sakant. Tai sakom, pasikvietė Mantą, papasakojo tą ir tuo labiau, kad turėjo ją ant kiemą, viskas greitai įvyko, nereikėjo laukti. Tai ir jinai tapo mūsų naujojų pirkiniu. Taip, tai turim pirkę naudotą mėšlo kratytuvą Joskiną ir jis labai puikiai mums tarnauja, idealiai galim sakyti, be jokių problemų. Kaip nupirkom, tai tik patepam ir važiuojam. Tai tik kai atvežė iš karto kabinom ir važiavom vežti grūdų nuo kombainą, rapsą. Tai labai gerai buvo, vienas kombainas kūlė rapsą, o kiti javus, tai mes į tą priekabą talpinom rapsą, nes ne taip toli vežti ir jį tiesiai vežėm į pridavimą, tai labai gerai eidavo ir iš lauko išvažiuoti ir gan gerą tonažą pasiekti, nuvežti, kaip sakant, vienu važiavimu, tai kaip su labai dideliu sunkvežimiu iš tikrųjų. Jo, tai kai atėjo ruduo ir prasidėjo visas linksmums kukurūzų laukuose. Tai buvo tikrai, visi žino, kad šlapia, tai mes su jo labai gerai atlikom tą darbelį. Iš tikrųjų, niekart nebuvom paklimpę, nes vis tiek 3 ašys vairuojamas ir dideli ratai, tai puikiai jinai mums važiavo per šlapią lauką ir neturėjom didelių bėdų. Aišku, pilną nevažiuodavom į šlapę, bet pakankamai arti pilnį eidavo paimti nuo kombaino, o kitą jau dapilti ant kelio. Dėl būtent šitos priekabos galite kreiptis į Vabaltę arba tiesiogiai su manim susisiekti ir mes tikrai surasim jums sprendimą.